žaisti. Kamuolys. Lėmės prieš daug problemų. Taip, Naujoji Zelandija ir visi kalba. Ar laimė? Pirmajame kėlinyje ir gyvenime po kol kas įmušė 2 įvarčius Slovakas. Daugiau. Bent jau tiek pat. Daugiau. 2. Mač. Zelandija į metų futbolo čempionatas per Lietuvos televizijos kanalą antradienį 20. Tiesioginė rungtynių Nigerija Pietų Korėja transliacija. Rungtynių kartojimai 10 per Lietuvos televiziją. Staigmena 105 litus pirkinę Maksimoje. Akcija Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose. Daugiau informacijos Akropolis maxima.lt. Eurovaistinė pristato. Nuo birželio 17 dienos mažos vaistų kainos visiems. Be jokių sąlygų. Į Eurovaistinę. 2010 FIFA transliacijas per Lietuvos televiziją. Albina, norisi dažyti. Labadiena, Lietuvos televizija, dar viena transliacija iš Pietų Afrikos Respublikos ir netrukus pamatysime antrasias F grupės rungtynės, kur stiks ne tik vieni šios grupės, tačiau favoritai. Na, negalima nevadinti favoritę komandas, kuri NATO ginti nugalėtojos titulo. Kaip žinote, būtent Italijos futbolininkai prieš metus Vokietijoje vykusiame pasaulio čempionate po 11 serijos įveikė Prancūzijos komandą ir tapo pasaulio čempionais. 4 kartą Italijos komanda tapo pasaulio čempione. Naujoji Zelandija kartą atvyko į stipriausių komandų turnyrą. Abejonės net nereikia kalbėti, kas bus favoritai šiose rungtynėse. Prieš šią laidą buvo jau kalbama apie Italijos komandos lyderius. Na, situacija buvo daugmaž aiški ir su tuo pačiu Buffonas. Greičiausiai Buffonas nežais, šiose rungtynėse tikrai nežais, tačiau greičiausiai nežais ir paskutinėse rungtynėse su grupės rungtynėse su Slovakijos komanda. Rimta nugaros trauma, laukia jau aišku po čempionato Buffono operacija, tiesa. Patekus į atkrintamasis varžybas, Buffonas į aikštę sugrįž. O apskritai, kalbant apie sudėtis, iš esmės net nelabai yra ką kalbėti su pirmosiomis rungtynėmis. Ir vienoje ir kitoje komandoje tie patys pradeda rungtynės. Priminsiu, jog pirmose rungtynėse 1-1 su Paragvajaus komanda. Suždelgiosimis 1-1 su rezultatą jau per teisėją pridėti. Slovakai jau rubinės duris pametė pergalę tose rungtynėse. Ir abiejose komandose, kaip jau sakiau, kai pradeda ir šias rungtynės. Tiesa, Gianluigis Buffonas, aišku, kaip žais pradėjo rungtynės su Paragvajumi, tačiau po pertraukos buvo pakeistas ir tarp kitko, tai buvo pirmas atvejis per visą Italijos nacionalinės rinktinės istoriją, kai rungtynių metu buvo pakeistas vartininkas, kai vietoj Gianluigio kėlinio aikštėje pasirodė Federikas Marketis. Pirmą kartą per visą ilgą ir tikrai turtingą Italijos nacionalinės rinktinės istoriją. Pirmą kartą rungtynių metu buvo pakeistas. Šios rungtynės vyksta Nelspruto Bombelos stadione, kuriame rungtynės gali stebėti apie 43 000
Sirgalių naujas stadionas pastatytas specialiai šiam čempionatui su stogu. Na, išvertus iš svati kalbos, o tai viena iš 11 oficialių. Išvertus iš svati kalbos reiškia daug žmonių.